Sveiki. Taigi pakalbėsime šiandien apie tai, kaip taisyklingai save pagirti, save apdovanoti už paprastus, sakykime, mažus darbelius, mažus žygdarbius, kuriuos padarėme. Tai yra labai svarbi tema - išmokti save pagirti ir tai daryti dažnai, nes mums reikalingos šiltos emocijos, mes esame emocingos būtybės ir mums jų reikia, ypatingai šiltų ir ypatingai už kažkokį tais žygdarbį, kurį padarėme dėl savęs. Todėl, kad niekas mūsų to nemokina, sąmoningai to daryti. Turime tai išmokti daryti patys. Bet tai yra labai paprasta ir malonu. Ką turiu omeny? Pavyzdžiui, nustojote rūkyti, išsilaisvinote iš rūkimo ir praėjo viena diena, kad ir pirma diena, antra diena, nesvarbu. Čia jums mintis, kad norite parūkyti, jūs jos sąmoningai atsisakėte ir pasirinkot, pavyzdžiui, pasivaikščioti, paskaityti knygą. Tai yra milžiniškas žygdarbis. Iš tikrųjų, tai yra milžiniškas žygdarbis. Jūs darot pokytį savo gyvenime. Atsisakote seno ir renkatės eiti naują. Tai iš tikrųjų yra milžiniškas žygdarbis. Nors gali atrodyti, kad tai yra kas čia tokia smulkmena, vieną dieną nerūkiau, kitas žmogus ten nerūko 30 metų pavyzdys, šis niekada nerūkęs. Ne, jūsų pasaulyje tai yra visai kas kita, to, kuris niekada nerūkė ir kuris net neturėjo problemos su rūkimu. Pavyzdys, jeigu kalbant apie rūkimą. Bet tai galioja bet kokiai kitai temai, bet kokiam kitam įpročiui, bet kokiai kitai situacijai. Taigi, vietoj cigaretės šiuo atveju paėmėte knygą, perskaitėt kitą dalyką, nusprendėte padaryti ten atsispaudimų, pasivaikščioti, paskambinti geram, nesvarbu, ką nusprendėt padaryti, tai, ką norėjot vietoj seno dalyko, arba už tai, ką yra savo atlyginti ir pagirti, tą ir padarykite. Kaip tai padaryti? Tiesiog realiai savim pasidžiaukite. Wow, šaunuolis, žygi, tu padarei tai. Labai svarbu yra emocinis fonas, jūs turit tikėti tuo, kad jūs džiaugiatės. Iš tikrųjų, nuoširdžiai džiaugtis visą savo esybę. Wow, žygi, tu įrašei šitą video, valio. Tu tiek laiko norėjai jį įrašyti ir pagaliau įrašai, tai yra nuostabu, šaunuolis. Va tai va turi atspindėti tą emociją. Tikras džiaugsmas. Ir jau vis daugiau pradės būti. Natūralaus ir taip toliau dėl to, kad jūs jo norite. Leidžiate jam per save generuotis, pereiti. Tai yra tiesiog nuostabu ir kiekvieną kartą pagirkite save. Padarėte mažą žingsnelį, pagirkite. Padarėte darbus, kuriuos suplanavot, pagirkit. Nepadarėt visų darbų, kuriuos suplanavote, pagirkit ir paskatinkit. Gerai, šiandien padarai pusę darbų, davai pabandom rytoj, pabaigsim visus darbus. Toks savęs skatinimas, toks su savim bendravimas tiesiog daro milžinišką proveržį. Čia gali atrodyti, kad šneku nesąmonės, kas čia yra save pagirti. Tai yra labai svarbu. Prisiminkite, kaip jums pagirdavo tėvai, kaip jūs džiaugdavotės tuo, kad kas jūs palaiko nuoširdžiai. Tai nekalba eina apie pagirą, kad čia aš esu ponas, mane reikia pagirti. Kalba eina ne apie tai, kalba apie tai, kad mums nuoširdžiai to reikia. Ir mums reikia ne tik iš kitų, mums reikia iš savęs pačio, savim patikėti, daugiau meilės savo duoti, save mylėti. Išmoksim save mylėti, galėsim mylėti ir kitus. Išmoksime džiaugtis patys savo gyvenimu, galėsim dalintis to džiaugsmu su kitu. Todėl tai yra ypatingai svarbu. Tai yra daug svarbiau negu šiaip, kad tiesiog kas čia kažkokios nesąmonės save pagirti. Pagirkime už kiekvieną mažą žingsnelį. Nesurūkiai dieną, pagirk save, pasidžiaug tuo, duok savo pasidžiaugti. Kelias sekundės, tai neužims jokio laiko. Va, kiek aš čia dabar pasakiau, užėmė minutę laiko. Koks esu laimingas, susidegęs, susikūręs tuo pasidžiaugimu savęs. Tai yra labai svarbu. Todėl kviečiu, kiekvieną kartą padarėte mažą žingsnelį, mažą proveržį, prisiminti šį video, prisiminti šią emociją ir nuoširdžiai pasidžiaugti. Net pašokinėkite iš laimės, kai būna vaikai džiaugiasi trypčioje. Va šito mums reikia, pamatysite 2, 3, 4 kartai, kiek jums daug tai energijos duos, kaip jums tai patiks daryti. Taigi kviečiu tai daryti ir linkiu pačios geriausios sėkmės, linkiu džiaugti savo gyvenimu ir judėkime į priekį.